Tai sveiki visi senai matyti, ypatingai senai matyti tokiam formate, kaip čia mes sėdim. Tai kaip ir žadėjau, šiek tiek vėliau negu norėjau, bet sveikata pavedė mane šiuo atveju. Sustikom pagaliau mes su Domu. Sveiki. Ir bandysim pratęst mūsų pokalbius, kurie dabar vadinasi prie darbastulio. Čia mes tokį sudėliojom darbastulį miniatiūrinį. Jie nebus, kaip ir minėjau anksčiau, visą laiką prie stalo ir gyvai su svečiais. Gali būti, kad bus gal dauguma netgi online su kai kuriais, nes mes esame išsimėtę po visą Lietuvą. Tai visur nesušokaliuosi, bet bus jų kažkiek ir gyvai sutikus tikrai. Tai va, ir nuo ko pradėti aš norėčiau, tai iš tikrųjų nuo senesnių šiek tiek žinių dabar, kas gal jau pasenę. Tai nuo Lietuvos pradžioj, tai Klaipėdos konkursas, kuris buvo praeitais metais. Aš dalyvavau praeitame, tu buvai užpraeitame. Ir kiek vat girdėjau, labai skiriasi. Jo, aš asmeniškai tai užpraeitų buvau labai nusivylęs. O kodėl? Kas labiausiai užkliuvo, kas iš tų, kad nepatiko? Klausimas, ant kiek aš galiu varyti. Ne, aišku, cenzūruotai būtų gerai. Ne, tai nesikeiksim nieko, bet tiesiog. Turint galvo, kad tai buvo pirmas po COVID, sakykime, ne? Jo, pirmas, man rodos. Jo, pirmas po COVID konkursas, bet nuvylė tas, kad aš kaip tik po COVID tikėjausi, kad bus, žmonės ateis iš visos tos izoliacijos, ant tų modelių pridarė viską, bus į ką paveizėt, pažiūrėt. Bet pamačiau tos pačius modelius kaip ir prieš. Tos pačius? Jo. Tai naujų neužnėjus? Ne, naujų buvo, bet ta prasme procentaliai, ten tų modelių, aš tiesiog žiūriu tos modelius ir aš atsimenu, kaip aš tos modelius mačiau, kai aš jauniau konkursą dalyvavau Vilniui. Tai aš čia matau, kiek čia praėjo, jau 5 metai, skaitykim. Kažkas tokio, jo. Plius minus. Jo. Ir tie modeliai, jie neatrodo blogai, bet aš įsivaizduoju, kad per tą laiką buvo tikrai įmanoma kažką dar priburti. Aš nežinau kaip tau, bet man, sakykime, aš į konkursus nelabai veržiau dalyvauti, nes, aš minėjau 11 kartų, kad aš darau modelių pagrindę savo dėl malonumo. Bet jeigu jau važiuoju į konkursą, tai yra šansas nusivežti, aš vežčiau visą laiką kitą, ne tą patį. Taip. Laimėjęs, nelaimėjęs, mane svarbu, aš atvežčiau kitą, nes, man pačiam įdomu irgi matyti, kažką kitokio, o ne the same. Pas mus nėra tiek jau mažai tų modeliuotų iš tikrųjų, kad tą patį vežti, tas nustebino. Aš žinok, asmeniškai irgi su viltim ten važiavau, nieko nesakau, pamačiau aš ten tų naujų modelių, tikrai buvo į ką pažiūrėti, bet ir šiaip modelių kiekis buvo mažesnis, aviacijai visai liūdna buvo, nes gavosi taip, kad 32 ir 48 mastelių su 72 mastelių toj pačioj kategorijai buvo. Visos 3 ir mano vietoj. Ir 32 mastelio mano F16 į vienus vartus gavo nuo 72 mastelio naikintuvų. Jo, čia vertinti turbūt nelabai net įmanoma tik dalyko, kai turim 32 Corsairą. Ir 72 Corsairą, manau, yra grubiai kaip uodega. Tokia, jo, kaip uodega. Jo, ten Aš už tai, pavyzdžiui, paskutinių konkursų, kuris buvo praeis metais, tai aš buvau sąlyginai nustebęs, nes aš ypatingai iš tų gandų, kad prastai ten buvo, kad mažai buvo, tai galvojau, vis tiek reikia nuvažiuoti vien, kad iš palaikymo, dėl to, sakykime, tą paskyriau dar prizą, šiek tiek paleidau į YouTube, aš buvau pasilikęs iš jų, tai daugiau prom minimo. Jo, tas irgi buvo, kad promo labai. Nežinau, kaip pačioj Klaipėdoj buvo, bet aš internete nemačiau iš tikrųjų nieko part iš kelių grupių, kur mūsų modeliuotojai yra ir mano iš tikrųjų video. Tai nuoširdžiai, tai ir užpraeitais metais tas pats buvo, šitą konkursą ten kokiam mėnesiui likus užsiregistravau, nes aš tik tada pamačiau, kad kažkas vyksta. Aš Vilniaus konkursus, tai atsimenu, ten būdavo jau žiemos gale užsiregistruoju ir laukiu kantriai, kol ateis ta data, O čia gavosi taip ekspromptu viskas. Ir ten vieną modelį aš labai ekspromptu dariau, pasibaigiau ir kas juokingiausia, kad jis susirinko ten karinės technikos kategorijai visus medalius. Pas tą karinę techniką šiaip yra neįliniam lygiai, sakykim taip, bent jau iš mano tai pozicijų žiūrint, aš kadangi jos nerenku, tai aš žiūriu gal kitaip, sakykim, negaliu aš taip vertinti, aš daugiau matau aviaciją, bet tai aš žiūriu
daugumoje paprasčiau, kaip kad konkursiniai vertintojai žiūri. bet, sakau, čia labai asmeninis požiūris yra, aš negaliu gydyti, kad čia blogai ar čia gerai. Man iš šio metų konkurso patiko, kad aš mačiau, kad buvo organizacijų stipriai daugiau ir buvo rėmėjų surinkta, kas man šiek tiek maloniai nustebino, kad šnekėjo apie Klaipėdos valdybę, apie kitus irgi. Buvo tų rėmėjų šito mažo reikalo ir modeliuotojai, kurie atvažiavo iš toliau, jie turėjo šansą pasilikti jau jų išrinktam tokiam viešbutukė, kaip Tai tenais už centus iš esmės. Tai mes po to važiavom, aš pasilikau aišku kitur, nes aš kažkaip, man tai labai ten random atsiradau. Atvažiavom, sako, tai važiuojam, mes dabar tenais visi susirinksim, kažkur čia kažką padarysim, ten, sako, bus ten kaip tos duonos, žinai, ir skanaus gėrimo. Važiuojam, sako, ką žinau, man kad tik nusivežė vienas modeliuotojas, ačiū jam dar kartą. Tai tiesiog paprastai labai tokias bendrikas, kur visi galėjo pernagot ramiai, kurie iš kažkur toliau. Sakė, kad neatvažiavo liktais iš ar Lenkai neatvažiavo. Gal Lenkai neatvažiavo. Tai šiek tiek buvo trūkumas vėlgi tų modelių masto, bet jų buvo nemažai. Tai paėmus aš jau turėjau kur pavaikščioti. Man jeigu filmavimu, tai, aš užtrukau, taip jau nelyginu su kokiam Telfordu, nes pat kalbant apie Telfordą, ten reikia nuvažiuoti. Ten reikia nuvažiuoti vien, kad suprast, kiek yra tokių trenktų kaip mes, ten reikia nuvažiuoti. Aš pirmą kartą mane apkalbino brolis važiuoti, aš taip kažkaip galvoju, įdomu būtų, bet čia į Angliją reikia skristi kažkaip toli, bet įdomu, tai nuvarom. Kadangi jis viską suterino, aš paskui tik įsokėjau ir sumokėjau eurus ir jis mane nuvežė, tai seniai. Jeigu matėjai Klaipėdoje paskutinį tą ratą, tai čia būtų vienas stalas Telforde. Nes jeigu įman Litexpo, kas visi žino Litexpo dydį, ne? Tai visa Litexpo buvo modelių užkišta. Iš esmės, viena Litexpo salė, ten tokios buvo, ne viena tokia, bet tos salės buvo 3 ir viena konkursinė mažesnė. Tai ta viena konkursinė atskirai mažesnė yra, sakykim taip, kaip geros konferencijų salės tokia, didesnės, kur gali sukišti, nežinau, vaikų kalėdės įglūdį padaryti. Tikrai. Ir ten vien konkursiniai, tai stalai aplinkui ir dar man rodos ar 3 eilės ir kiek video su įkėlės, bet ten vien konkursiniai. Ir jie jau atsirinkti, jau tenais nėra, kaip pas mūsų važiuoja, paroda, ten visi konkursiniai. Ten yra konkursiniai ir tada yra Hebra. O ta Hebra yra tos 3 salės, tos 3 salės, kurios yra, grubiai futbolas, tokie vidiniai dydžio salytės ir ten, taip. Ten tarpas praėjimui, nuo čia iki to stalo, gal dvigubas, sakykim, bet iš abiejų pusių vienas Hebra. Privažiavę tų gamintojų pilnatnais, Eduardas iš vis atėjęs, aš žvengiu, nes jis atėjo su dėžėm, pasistatė savo fortą iš dėžių, tiesiog kartojant dėžių ir tenais vien maskės, vien papildai, ir jie tenais mes tik atėjom, kadangi turėjom šiemet VIPą, mes galėjom valandą anksčiau, nes galvom, bus ramiau, nes užpraeitais metais varėm, tai, laukime eilėj, žinai, patėjom, eilėj palauksim, biškelį palaukim, mes šiemet ilgiau laukim, turėdami VIPą. Nes visi, kas turi VIP, atvarė iš karto tiesiai ant 9 ir mes turėjom per kelią persikelti, eilė baigtųsi. Tai mūsų ten buvo, ir aišku, visi suėjo, visi iš karto į parduotuvės. Tai Eduardas buvo apvyniojęs tokie sraigę aplink save su savo maskėm, nes ir mes ten buvom, kadangi broliui reikėjo maskių. Žinai, Eduardas tai ten ne tik su maskėm, jie tokiem konkursam paleidžia limituotus modelius. Tai modelių aš pas juos ir nemačiau. Ten buvo maskės. Jie žinai ką padarė? Sraigtasparnis turėjo būti. Jeigu tu esi jų klube, jie duoda nuolaidą. Ir jeigu tu esi Telford, jie duoda dar vieną nuolaidą. Tai ten buvo labai geros kainos. Ten neštavė, ten Hebra. Mes atėjom ir jau matėm, kad nežinau, koks 3, 4 jau vaikščiau su tokia maišu tokio kažkuo. Ten aš nekirna, bet visi jau tam dėžė pasikaras, tik prasidėjus tam visam renginiui, net nepradėjus ten vykti kažkam. Tai jeigu norit pažiūrėti modelių,
Nu, kaip rekomenduoju, nuvažiuoti paaukoti tą vieną savaitgalį, tą Telfordą, ten yra kažkas. Bet mes jau 2 metai taip žiūrim, kad ten, kaip ten dabar yra šalis. Yra, pavyzdžiui, ten rumūnai, yra ten ukrainiečiai, yra lenkai, yra tenais klubai atskirytinais, ten Šiaurės Airijos, ten pietų, ten, žodžiu, anglų, ten škotų, netgi taip išsiskirstė. Ir visi turi savo suolą, savo staliuką. Pasirodo, tu, jeigu esi memberis jų, aš jau manau, esu memberis, susimokynais, nepamenu kiek, bet kad ne kosmosas susimokė. Ir tu gali jiems parašyti laišką, sakyti, mes turim savo klubų, turim klubą prezentuoti. Okay. Ir jie principė sako, tu atsivežk ir būk. Viskas. Nereikia ten kažkokių papildomų, tenais, nusipirk stalą, nusipirk kėdę, nusipirk ten tas staltėse, tenais. Tu duoda paprastą buką stalą, kėdės, nežinau, kad nesigilino per daug, bet kad tu jau turi vietą savo, jinai tau paskirta, nes ateinam tenais buvo, ar iš paro netgi, žodžiu, stalas padėtas, bet žmonių nebuvo, gal netvyko, neįleido, nežinau, iš Pietų Afrikos Respublikos, kad žinai, kas yra paras. Stovėjo jau tenais jiems paruoštas vietą, ten gali atvykti bet kas. Tai mes taip gimdom tą tokią idėją, kad būtų gerai reprezentuoti kažkaip tais Lietuvą su Modeliuok LT klubu, kurį mes kaip ir turime vienintelį kol kas. Jisai iš esmės merdintis toksai, bandom kažkaip ten įsijudinti, aš gaunus jam kaip ir priklausau. Nu, bet mes turim Angliją, ne Europą ir net ne tą patį jau kaip ir žemyną. Galim nuvažiuoti, bet į Angliją nuvažiuoti yra per tunelį, arba aš su keltu. Galiu paryfint. Nu. Tai galima į Mosoną važiuoti. Taip. Tai vat idėja gimdosi tokia, kad gal pasim autobusiuką, pasirink šiek tiek vat, tų, kas nori ten sudalyvauti, nebūtinai galite važiuoti, gal nori savo modelį nuvežti, rodyti. Tai vadinė parem tokį mūsų reprezentaciją, susidam į autobusą ir važiuojam. Tokia idėja man visai taip skamba, gal kiek ekstremaliai, dėl modelių, kaip pagalvoju, bet kodėl ne? O kodėl ne? Turim mes tų modelių, turim mes tų modelystų. Tai va, Klaipėdos konkursą paskutiniam mačiau labai neblogų karinės technikos reikalų, kas, kaip sakau, man nėra čia artimas reikalas, aš tiesa rinksiu vieną tanką. Renku, guli vienas tankas. Neišsiplėskime. Bet pas mane, aš iš Telfordo prasivežiau, neprasivežiau, bet prasivežiau idėją, kurią noriu tankui. Aš pamačiau jį, man nukrito žandikaulis biškelį, pašnekėjau dar tas, kas gamino ir sako, super, sako, renkas. Tai 1.16 Panzeris. Trečias. Turiu aš Hellerio 16. Jo. Trečią. O čia, sakė, Dasverko. Tai atsėts paprasinti šiek tiek yra, bet sako, jie labai gerai, sako, dedas. Tai labai būtų įdomu. Bet žinai, kaip pas mane dabar yra taip jau planuose tų reikalų, tai aš bijau net pagalvoti ir čia tik parašiau, kad va, tiesai į Discordą, jau Paulas sako, jau aš to atvešiu, jau vešiu, neturiu kur dėti dėžės fiziškai, nes dėžė va tokia. Tai aš kaip paslinkus buvo, dabar buvom ir aš hobi, tai jie tą Dasverko 16 Leopardą atsivežę buvo. Dėžė tai nežinau kaip apibūdinti, kažkas va tokio maždaug. Tai Leopardas šiaip didelis tankas, vis iš tavęs. Ten dar 16 mastelis. Ne, praktinai. Buvo atvažiavę Klaipėdą, aišku, tankistai mūsų su RC pasidarė tos. Ir šiaip jie buvo padarę daug smagiau, negu pas mus, pavyzdžiui, būna Vilnių mytuose. Jie pasidarė trasą, tam savo, grinai trasą su pervažiavimai, su taikiniais, tai jie galėjo ir pašaudyti, parodė, kaip papažinėjo. Nu, toks, vaikam, mačiau, labai patiko. Tai šiaip papadyti, tai pavaldyti toks, atrakciją suorganizavo. O Telforde, kai mes buvom, jų buvo pirmo pasaulinio karo minėjimas. Okay. Ir jie darė minėjimą taip pat konkurse. Tai minėjimas pas juos labai paprastas, kaip ir pas mus daugumoje yra ta tylos minutė. Pas mus tylos minutė yra 10 sekundžių, gal 15, ten buvo tylos minutė. Koks keistas jausmas, kai tu būni konferencijos salėje, ten viskas čiaža, šnara, tas gaudesys, viskas sududuoja berods. Jo, sududuoja ir paėmės, trimituoja ir
Okay. Ir tu gydai, kaip kudiškė sukasi. Va taip tyliai. Okay. Ir minutę laiko ir ne mažiau. Visi sustoja, padėjo viską, kad čiupinėjo, visas šaršalynas baigėsi, sakau, kaip nukirsta kirvė, aš buvau nustebęs. Pas mus patilėkti kažkas tiek šneka, kažkur, toks. Ten, sakau, tai viso. Ir buvo atvarę veteranai. Okay. Veteranai antrą aukštą užlipė su uniformom pilnai, ten seneliai, kas negalėjo stovėti, sėdėjo, aišku, nes, atsiminkit biškį amžių. Tai va, tai visą tą minutę tikrai ištilėjo visi. Girdėjusi, atrodo, kad, kas kvepuoja aplink girdėsi, kas yra, atrodo, neįmanoma. Ir ant galo tada pagal jų ten tas tradicijas yra užtrimituojama ir ištrimitavo ir paleido visus. Ir vėl visi, toksai, bet kad taip, sakau. Tvarkingai. Jo, pagarba didžiulė ir taip, sakau, tai toks, mane buvo nustebinę, kad, renginį ir taip, taikšt, viso, padarom, paklausom, taip ten pasimeldžiam, kas paminim ir tikrai minutę ir dirbam. Ok, nice. Tai va, turint galvoj, kad ten tiek yra tų modelistų, aš tikau su vienu modeliuotojų, kur pradžiai man užkliuvo jo laivas, nes aš tuo dar rinkau savo CV6 šitą Enterprise. Ir pasiūtėm, tų biškį laivelių yra, buvo mažiukas lėktuvnešis, piros naujesnis, 85, jo. Ir aš ten žengdamas, sakau, tai kur, sakau, pirminis, žinai, tas pasijokė, sako, laivų, sako, negalima rinkti, sako, reikia nerinkti, sako, su laivais yra, sako, čia yra blogai, sako, rinkti, bet ką, nerinkit laivų, sako. Jis teisingai sako. Yra tiesos, aš dabar kaip pačiupinėjau, aš sutinku su juo, tai aš pasijokiu, sakau, pas mus, sakau, aš renku, sakau, tą renku, parodžiau, sako, ar rodai, sako, rodau, sako, inspiruoja žmonės, sakau, liktais darau čia, video kažkokios, nes, jis nieko nežino. Ir tai jisai taip, ten vyriokas amžiui, bet taip nuoširdžiai sako, kaip sako, gerai sako, kad rodyti reikia, kad žmonėms įkvėptų, sako. Ne kad blogai, bet kažko, kad įkvėptų. Prie ko aš tempi, tai tu darai burelį. Taip, aš dariau burelį. Dabar... Blooperis. Dabar aš apie tavo burelį, sakykim, tai specialiai nesidomėjau per daugiausiai. No. Ir aš nelabai ką žinau. Dabar pirmoji eilėj kur? Tai yra Vilniui? Vilniui, Hobby Verse, tai čia jaunimo centre, Konstitucijos prospekte. Ir kas? Šiaip vadinasi stendinio aviamodeliavimo burelis. Stendinio aviamodeliavimo burelis. Tai sakykime, jūs renkat... Čia pagal pavadinimą. Pagal pavadinimą. Faktiškai tai jie viską pas mane renka. Nelimituoji? Nelimituoji. Jeigu Gundamus renka? Ne. Nedomina jų visiškai, jiem, kaip man, karinė technika, lėktuvai, istorija, žinai. Kiek turi? Šiuo metu 10 vaikų. 10 vaikų turi? Tai visai nemažai. Ne. Dabar kokio amžiaus? Labai varijuoja, bet nuo 7 iki 16 yra. Nuo 7 metų net? Jo, tai aš pas panašiai pradėjau. Aš galvoju, kad aš pradėjau irgi panašiai, bet aš vis prisimenu, kad tai buvo, čia jokingas skambės, bet kitas laikotarpis. Taip, aš irgi atsimenu, ką aš ten darydavau su tais modeliais, tai žinai, buvo... O man netame klausimas, tame, kad mes dabar esam nustiek skaitmeniniai žmonės. Ir kaip tą vaiką atplėštų nuo kompiuterio. Žinok, aš irgi šitą bijau, kad čia bus reikalų man, bet tas momentas, žinai, kai tu jam paduodi dėžutę, sakai, atsidaryk, pasižiūrėk, paaiškink, kas kur yra, tai ta prasme viskas, jis jau ten. Turimės palauk, čia kažkas guli. Čia tau dioramos šitos, ne? Čia nei vieno nėra. Kažkas iš tų dalių. Tai tu prašai bandyti jiems suprast, ką jau mato, tai vis tai gaunasi erdviniai mąstymai iš anksto. Pirmam modeliui tai iš viso aš ta prasme minimaliai ten prisidedu, kad aš jiems patiems duodu suprast, ką jie daro. Tai aš tiesiog paaiškinu, čia yra detalės, jums reikia jas išsikirpti, čia va instrukcija, ją sekat, renkat, dažot, tada žiūrėsim, kas gavosi ir po to toliau žiūrėsim, kur jūs ten ką norit patobulinsim su kitais modeliais. Kaip įdomi, aš pas mane irgi yra vaikai maži, tai jauniausi mano dabar 4 metai, vyresniai 6 metai. Ir aš jums daviau irgi
iš Telfordo grįžęs, Aha. nes labai čia dėtę duok, daviau ir fiksu tuos rinkinius. Nu, tai va, pas kur mane dažai, irgi, va tie, vyresnėjas kauva. Varyk kažką, tai, biškai jau negraibosi, žinai, šiek tiek, 6 metai, 7, sakau, taip. Bet mane nustebė labiau mažiukas. Krem 4. Nežinau. Aš tam padaviau, aš jam klyju, aišku, neduodu, nes klyjus ten vis tiek yra smarvė. Tai jisai, sakau, sakau, va, kandiklės, tu karpyk, sakau. Karpo dėlioja, duoda klyjuok dabar. Nu gerai. Sakau, dabar reikės, sakau, dažyti. Sakau, gali dažyti, sakau, va, kaip nupiešta, gali dažyti, kaip tu nori. Yra va dažai, sakau, varyk. Žiūri, jisai, davai, jisai ten eleronus nudažė, žinai, nudažė aukštumos, ten vairūs, biškelį patepliojo, dugną. Va taip, sako. Sakau, čia viskas. Viskas. Sakau, da lipduką dėdasi, lipduką dėdasi. Sakau, lipduką nenuslupti, reikia nulakuoti. Nulakuoti. Čia reikia užpūsti tokį, sakau, dalyką, sakau, kad ten nesiluptų. Gerai, mes nenulakavom. Kitą dieną atsikėlėm, tėtė, lakuoti reikia. Aš noriu jau kitą dėlioti. Va. Žiūriu, kad tas, jeigu paduodi vaikui reikiamą dalyką ir, leidži jiem pasireikšti, sakykim. Tas, manau, jį pakabina labiau. Tai tu dabar jos priiminėjai, bet kada čia nėra, kad mes nuo rugsėjo ten pradedam ir iki ten kažkada baigiam. Tai ne, pas mus yra nustatytas laikas, žinai, per mokslo metus vyksta, iki vasaros pradžios. Vasara nevyksta? Ne, kiekvieną trečiadienį po 1,5 valandos gaunasi. Ateina jie pas mane, renka. Tai ten jūs turite įrangą kokią? Turim įrankius, turim dažus, viską, ta prasme, viskas, ko jiem reikia, tai tiesiog savo modelį atsineši. Aha. Viskas. Ta prasme, ten metų pradžioje aš gaunu dar iš jaunimo centro, žinai, kažkiek biudžeto, tai aš ten kiek galiu paperku tai starterį setų, kad jeigu naujas žmogus ateina, žinai, kad jam duoti iškart. Bet jau kiti, žinai, duodi tą surinkti, jie patys ten surenka ir jie sako, aš noriu būti sudėtingiau, žinai. Pas mane dabar yra keli nauji, bet dauguma yra iš praeitų metų. Tai vienas per tos praeitus metus taip užsikabino, jis ten Tamijo 7.2 mastelio korserą surinko, ten King Tigerį surinko ir dabar pasiėmė Revelio 32 mastelio linksą, sraigtasparnį. Ir aš ta prasme žiūriu, kaip jis renka, jis ateina pas mane pasiteirauja, bet jam kokia 12. Bet jis renka burelėje, namuose nerenka, burelėje. Jam 12-13, bet kaip jis renka, kaip jis dažo, žinai, aš ateinu toks pasižiūriu ir tipo... Dėdė sensti? Jo. Jo. Nes, žinai, ten instrukcijose, kaip Revelį parodyta, tai ten, žinai, sėdynės paduškas viena spalva, ten tas rėmas kita spalva. Ką jis padaręs, tai jis nusidažė sėdynės, diržus užsidėjo, diržus nusidažė, saktis nusidažė, viską nusidažė. Tai... Bet ir labai neskuba jie niekur, ta prasme, jie supranta, kad čia neskubėjimo reikalas, jie patys supranta, kad... Ai, nėra tokio, kad tipo, dabar. Vat kai pirmą renka, jo, ten... Nes pirmą aš savo atsimenu, kad aš kuo greičiau sudėti, tipo, skrisiu, aš čia vaikščiosiu ten su juo. Taip, pirmus jie, aišku, žinai, naujas dalykas, tau įdomu, tu ten įrenki, žinai, viską, gaunasi, kas ten per mėnesį 2 surenka. Ir po to jau, žinai, apsišlifavę, apsipratę, kaip čia kas su ko valgoma. Po truputį jau patys, bet jeigu ten jau kažką įdomesnio pamato, manęs paklausia, aš ten parodu. Yra pas mane dar vienas jaunuolis 16 valandos. Tai irgi jau RFM Pumas renka. RFM? Taip. Ir ta prasme, jis su teptuku dažo 3 kartos, va štai saka. Jis taip įvaldęs tos dažus, kad aš galvoju, kad jis scenografą pučia. Bet jis viską pas mane burelį dažo. Aš matęs irgi vieną čiuvaką, kuris dažo teptuku ir aš pradžioj galvoju, kad ten dažyti aerografų. Taip. Tai vat... Aš esu matęs ir man tada išlipo vis laiką akis, kad to sakau, kaip, ir atrodo, kad net priešėjai, kaip, toks, vėl, aš ant teptukas esu absoliučiai glušas, man tenais, tas teptukas kaip 3 koja, aš ten bandau, taip kažkaip dar diržą dar šiandien beveik tiesiai dažyti, bet daugiau, aš nemoku, tiesiog, man reikia bandyti, bet aš nemoku ir man nepatinka. Aš bet kokiu atveju paimsiu šudeliukų aerografą, juk geriau dažysiu, bet dabar vis labiau tingiu, tai taip, gerai, dažysiu. Tai tarp kitko prisipirko teptukų.
Ne, mane... Tai kiekvieną trečiadienį mokslo metai, sakykim taip, ne? Jo. O dabar jeigu, pavyzdžiui, va dabar kažkas mato ir sako, aš noriu ateiti, pabandyti. Tai reikia eiti į Hobbyverso svetainę, tenai susirasti standinis aviamodeliavimas būrelį. Tenais jau... Ten registracija, ne? Jo, per tą sistemą jau ten susiregistruos, susižiūrės. Labai paprasta internetu viskas. Ten, nu jo, kadangi čia tas Hobbyversas, čia tas jaunimo centras, tai ten visą sistemą turi padarę. Nu, aš kadangi, sakau, aš nečiupinėjęs, aš ne Vilnietis galiausiai, tai išklausiu taip, kaip aš iš medžių išlytęs dabar, kas čia, kur čia kas, nes nu taip ir yra, aš sakau, neįsivaizduoju. Aš pamenu, kad prieš daug metų, kai buvo prie dabartinis, nes yra tas banginis, tai tie jaunimo namai, kaip tai vadinasi. Tai prie Šilo tilto tie, ne? Jo. Žinok, neatsimenu, kaip vadinasi, bet žinau apie ką. Kažkaip, ten buvo, žinau, kad aviacijos irgi lankiau. Skraidančių modelių, tenais kažkoks būrelis, tai aš ten taip norėjau, bet tai, nu... Aš irgi ten labai norėjau, nuėjau ir nebenorėjau. Ar ne? Nepatiko man. Netiko. Nu, tai vad limpa, nelimpa. Aš kai Mars buvo, aš tiek būrelį praėjęs, aš nežinau, aš ir keramiką laikiau, ir futbolą atsimenu, jau pirmą dieną, tą pačią dieną baigėsi. O labai norėjau. Irgi buvo faza. Nu, tai čia tokie dalykai. Dabar, kalbant toliau biškelį, prisimenu tiksliau, Telfordą, aš norėjau pasikabinti prie Airfixo. Nu, aš negalėjau, negažiau paleistą šio, kaip, man... Apart to viso jo, mes turim slaptą modelį, pristatysim Telfordė, čia labai laukiam. Pajalikas, huinia, oi, čia labai negerai, čia labai slaptas modelis, nes čia labai geras, čia bus, čia bomba. Nu, Telfordė, Messerschmittas, žinai. Nu, visi... Nu, gerai. Dar vienas Messerschmittas. Gerai, nes Spitfire'as, žinai. Tipo, nuvalio, bet dvim ketvirto mastelio Messerschmittas nuvalio. Parodoj. Aš iš parodos parašiau Paulius, kad atvežk. Taip ir buvo. Parašiau, kad atvežk, nes pamačiau, galvoju, leiniai sukabinti, žinai, surinkti. 3 variantai, man rodos, buvo skirtingi jų surinkti, nes ten išskleisti pilnai padaryti. Bet ten jie turi nuo padarę, kadangi jeigu tu nori daryti skleistą, viskas valio, bet jeigu nori uždaryti, reikia sutrinti variklį. Nes, nu, automatiškai plastikai yra per stori, tai jie pasprendė šiek tiek taip, gal kiek archaiškai, bet žodžiu sprendė. Nu ir žiūri, nu, gerai atrodo. Baigėsi Telfordas, grįžtame mes namo. Baigėsi tas embargas, kaip čia pavadinti dabar jį. Žiūriu review'o, dabar galvoju, kinotinais Nigels, gal yra toksai anglas. Jisai, dėdas stiprus, eina savo, aš tai galiu. Jisai Airfixo gerbėjas, principės, turi visus turbūt Airfixo modelius įmanomus. Jisai išsitraukė sparno detalę. Ir jinai, taip, review'o siūstas daiktas. Telfordė lygus jį buvo, aš pats mačiau savo akim. Va taip, susuktas jisai. Tas sako, kas čia, sako, žinai. Nu galvoju, papolė, žinai. Ir po to viens po kito ir visi susukti. Atėjo, siunta pas Povilą, aš jau užmiršau, kad aš jau norėjau, nes man, kaip pamačiau, koks ten Maris, jau atsinorėjau, tiesiog taip. Sako, taigi tu užsakei. Aš, nu gerai, sakau, užsakiau, nu tai užsakiau. Bus toko proga, pažiūrėti, ar pas tave atėjo, skėris. Darom parduotuvę jau. Nu, kaip ir, nu, tikrai ne taip susukti. Viskas kaip ir neblogai, galvoju, čia klausai lygu, viskas valio. Iš kur atvažiavė? Iš Indijos. Nu, ir ten buvo iš Indijos, žinai, kad buvo susukti. Brolis mano užsisakęs gavo, susukta. Prasivyrusi, aš į namo filmuoju tą, vat. Žiūriu kažkas ne taip, vis tiek. Lygtais tiesa, bet lygtais ne. Tai vat, kas žiūrėt, išsikreipau, matėt, kaip ten sueina. Nu, taip, promin daiktą ir net review'sam nusiųsti šūdiną modelį, nu atsiprašau. Aš manau, čia buvo gamyklos brokas su staklėm kažką ten. Bet, supranti, bet išėjo pristatymė, kur jau yra surinkti 3, tai reiškia, jos jau turėjo, jau buvo atsikalę, kaip ir tipo Z. Atsivežė leinių, pakabino parodai Z. Nu, visiems review'eriam išėjo susukti. Aš vis tiek darau prielaidą, žinau, kad tipo pasileido jo tos 4-3 pirmus modelius, žinai, grinai ekspozicijai.
Ir tada Kaip tes surinkimai, Jo, ne? jo, ir tada pradėjo šito spausdinti. Ir kažką jie ten su settingsais privarė. Aš tai galvoju, kad jie pradėjo skubėti. Tai Jie va, paleido labai- ir tada... Štampuot pradėjo ir ten temperatūrų kaita viskas išsuko. Nes vat kas užkliuvo, pavyzdžiui, aš taip pat kaip čiupinėjau į paskutinį Spitfire 24, tą nusipirkau su alaus bačkom. Tai jų tam tikros detalės popierius atskirtas. Tiesiog popieriaus lapas ir mėsa detalė. Nu, pradžiui kažkaip toks keistokas reikalas, nes nemačiau, bet okei. O šitame viskas maišeliuose. Aš galvoju, nebus jie karštai Tai va aš irgi tą pačią prielaidą darau. ir susukti. Nes Spitfire'ai abu du tiesus pas mane, tikrai. Bet sakau, ten tos dės detalės, jos yra ne maišelėje, tiesiog padėtas ir taip ant viršaus popierius. Detalės leinys Įsilydytų. ir vėl popierius užmestas. Jisai kvepuoja gaunasi, matai, jis neužkaist. O tenais viskas užvakumuota. Ai, nu dar. Nu. Nematei, kokius maišus deda jie? Ne, žinok, aš ir fiksą jau senai. Tu pažiūrėk mano tą video, tu žinok, pažvengsi. Detalių leinys toksai, tokio dydžio. Maišas yra toksai. Va toks. Be bairio, jis va toks. Primena, žinok, Eduardą truputuką. Eduardas? Seniai Eduardą čiupinėjau. Tai žinai, kaip jie fotoerčia, ten va instrukcijas, viskas sudeda, žinai, maišelį, tas maišelis irgi ten būna sulankstytas, viską tu atlenki tą maišelį ir jis toks... Paklodė, ne? Ir paklodė, kam, kodėl? Nu, kalbant apie tos vat bandymus. Ne. Tu turi kursėrą, nu aš tiek pačiupinėsiu, aš ne taip seniai vat parodėjau, kad aš vat tą patį tapytų, kas čia yra, aš jį rinksiu kažkada gyvenime, kaip reis. Kodėl sustojai? Patingėjau. Čia matau, biškai turėjai reikalų. Jo, nu, tai čiagi tas korseras, aš biškai su juo eksperimentuoju. Tai aš pamenu, kad tenais bandėjai su tais vat visais. Tai aš žiūriu, kol man spindi, tai aš čia matau. Jūs dėja nematysit, bet nežinau, gal jeigu įdomus, tai padėsit atsiūs fotkių, kas čia padaryta. Nes labai įdomus. Pamėtysiu. Nu, tai aš dakarsiu, kad būtų iš arčiau. Tai Mijas Dekolis. Jo. Tai Mijas Dekolis. Aš tik susitikau vat su žmogu, žodžiu, atidaviau šį modelį ir mes šnekam apie tai, kad aš renku dabar trumpeterio šitą F18 ir jisai manęs klausė, jisai nemodeliuotas. Klausė, kas yra, sakau, kodėl tokia šūdinė, sakau, tai modelį. Sakau, nu trumpeteris pirmoje eilėje nėra geras gamintojas. Tai kas, sako, reikia Mijas, sako, imt. Ir taip, negaliu pasakyti, kad jo. Gerai, tai Mija, sakau. Tik iš tų visų pasirinkimų, tai Mija turbūt būtų gal toks saugiausias pasirinkimas. Jisai nebus gal toks tikslus, tai būnė supaprastintas, bet nebaus. Bet jis tavęs nebaus. Tu rinksi tokį biškį Lego, žinai, toks va fainas, bet pas yra Dekolis. Kas tom Dekolėm? Aš dar atsimenu, kai mes visi tam Discordą prieš kelis čia metus debatavom. Jo, mes su Mindaugu ginčiamės, atsimenu. Aš su jumis ginčiaus, nes jūs sakėt, kad aš nemoku Dekolių dėti. Ne, Mindė sakė, kad nemoku Dekolių. Mindė gal greičiau. Mindė sakė, kad nemoku Dekolių dėti. Aš sakiau, kad irgi storos. Jos geros, bet jos storos. Nu, kaip naujesni Tamijos modeliai, taip ir tas Dekolios tragedija. Gerai, o kalbant Dekolės, dabar tu Eduardo čiupinėjai naujas. Man jos labai patinka. Kur reikia nulupti. Taip. Man pasaka. Nu. Nes aš mačiau, kaip jis atrodo, tai iš vaizdo, tai žinai, bet kiti hebra keikėsi su to nulupimu labai. Nes jie nemoka nulupti. Tenais yra irgi dalykas, žinai, tam reikia mokėti. Aš kaip darau, tai aš su White Spiritu užklijavęs tą Dekolę, pridžiavinęs, jau prideginęs, aš ją su White Spiritu patepu, kad tą visą sluoksnį nuo viršaus sugrįžinti. Ir užtenka? Užtenka. Per akis. Tai žinau, ten hebra su pincetais, su lūpa, ten drasko kažkaip. Tai tau tengi dar sausa medžiaga, tai aišku, tu nulupsi lipduką su viršum. Nes aš nečiupinėjau, tai man sakau, taip šiek tiek atrodo gal keistoka, bet aš idėją suprantu, kodėl tai padaryta. Ir kai teisingai padarai, tai labai gerai veikia, tai prasme, pasakoju, žinai. Sakykime, čia tokia Eduardo inovacija. Nu. Bet Eduardas dabar inovuoja, kaip čia dabar visi su 3D. Ai, jie ten... Aš buvau dėjęs į newsus. Jie viską bando, bet gerai, kad bando. Pavyzdžiui, hibridai tie. Gerai, kad bando, bet kai tu padarai 3D detalę atspausdintą, kas nėra sunku, reikia žinių turėti, taip. Nu gerai, nemažai reikia žinių turėti, bet ne tiek, kiek išlieti liejinį. Bet kai tu atspausdini prašiau už liejinį.
Nu, Kaip tu gali pateisinti tokį bairį? Man čia... tai žinai, čia kaip pat aš tau prieš viską, kai biškai užmečiau tokį, tai aš dabar irgi parifinsiu apie Amą. Nu. Jie paleido tą MiG-17 tokiam 8 mastelio. Aha. Ir išėjo Special Editionas. Nu, man tai, žinai, jis baisus naikintuvas, labai baisus iš savęs naikintuvas, bet jis ikoniškas, jis labai ikoniškai atrodo ir aš jo norėjau. Sutinku. Ir Special Editionas, darbo, metalai, maskės, viskas, žinai. Okei, povilai, man reikia. Gavau. Atsidarau, plastikas, viskas gerai, maskės, viskas gerai, fotočas, viskas gerai, darbas spausdinta. Nesugebėjau iki galo užkiaurinti. Ta prasme, ten... Prisimėjau, tu metėjai fotkės, kur šlapės visas buvo dar. Ir aš Amo rašiau, kad į pohebra, kas čia vyksta. Nes pusė detalių jos nuplaukusios, bet tas detalumas nuplaukęs dar. Taip, aš tada atsakiau, kad čia yra niekietintų detalės, čia yra neplautos ir neiškietintos. Taip, tai tada aš įsivaizduok, dar vieną atsiuntu, irgi tas pats, sakau, hebra, vis tiek blogai, ta prasme, duokit jūs man normalų produktą, aš noriu, ta prasme, normalų modelį surinkti. Atsiuntė dar 3 ant viršaus, ta prasme, vienu siuntinuku 3 liejinius 3D, vis tragiškai. Nu, čia tai būna, kad tu neįsigilini technologiją, nes, sakykime, išplauti detalę nėra taip paprasta. Ypatingai naudojant skirtingas dalis. Tai aš nesiginčiu, bet žinai... Bet tu pardavinėjai jau. Taip, ir kai dar pati detalė turi tų skilių, žinai, tam pakratai tą detalę ir tą darbą, žinai... Teka, nežinau. Kiauriminės tokios vietos, kur yra, pavyzdžiui, kaip cilindriukai viduje yra skylės, jas plaut labai sunku, nes labai daug užtrunka. Aš esu daręs... aš dabar laivų dariau tos kardanus, tipo, nu ten... Ir ten, ten tu turi išplauti, nes ten iškart tiurla, tokia. Bet tai, kaip tu plaudi? Šepetukas, ištrauki, pispiritą, ištrauki, aerografų arba kompresorių oro išpūti, vėl šepetukas, kol visą tą švarą išeina, tada įdėdi kėtinti. Nes jeigu tu išlapia kėtinti, šūdas gaunasi, tu užauganai. Tai va, aš turiu įtarimą, kad nebuvo nei kėtinta, nei plauta pasąmonė. Bet jie, nežinau, kažkaip, aš sakau, suprantu, kad tas 3D yra jėga ant tam tikrų dalykų. Dabar mačiau nemažai yra modelių, tipo visas jisai. Tai va, Eduardo hybrido serija patinka. Tai va, čia, kur jie turėjo problemų. Tai kitas dalykas, aš kadangi jau iš praktikos žinau, tai derva jinai traukėsi ir jinai kraiposi. Ir dažnas dalykas, pavyzdžiui, kaip jeigu turi sparną, tau čia gali nesueitinai, nes gali būti toks biški pasitempimas, jis tempėsi, jis raitosi jinai. Nu, vat man įdomu, kaip Reskitas padarys tą savo korserą naikintuvą. Aš būčiau visiškai nieko prieš, kad vat kaip daro išorė plastikas ir visos detalės, kur yra detalumui, yra derva. Sakykim, vidus net nekalbu. Šį čia pilnai gali būti derva, slatai, eleronai, elevatoriai gali būti derva, važiuoklės dalis ir net su šlangom, taigi labai gerai išlom, arba nišos ratų irgi gali būti derva. Bet norėtųsi, kad tada derva būtų ta biškė stipresnė, kažkas tokio. Tai va čia prieinam prie kito niuanso. Dervų yra keli tipai. Vienas tipas yra pigi, jinai baisiai trapi ir jinai baisiai raitosi. Antras tipas yra labai kieta. Su ją dirbt, spausdinti paprasčiau, smulkės detalės, bet jinai žiauriai toksiška. Aš nustojau spausdinti, nes man pradėjo snukį sabert. Ir yra minkšta derva, kuri tokia, gali tu ją bišį pakraipyti, tu gali ją palenkti, nelūžta, nebijo numetimo, bet jos beveik spausdinti gali smulkių detalių, nes jinai trunka be spausdinant, dėl to savo tampimas. Tai toks labai sudėtingas reikalas yra ant tų dalykų. Tai dėl to aš, kai spausdinu visą modelį, aš taip labai skersą žiūriu ir galvoju, kad bus prastai. Palauksim, aišku, pamatysim, nes išgauti, kad detalumą gali geresnį, tai 100%, mes to matėm. Dėl to ir dedam 3D tos rezinus visokius. Ir taip toliau, nes, ypatingai, kur yra kokie nors šitie viso, kad, tarkim, sašy visi tie, nerviūros, tos, kurios jau cuknėdėms detalių, nes jos gali išlėti, jos nėra sudėtinga padaryti. Kas su plastiku šiek tiek ir sudėtinga, plus pavaršta forma ir tos visos nėdės dingsta von. Tai,
Nežinau, man ateitys tokia miglota ant tų reikalų, bet tu dabar žaidžiavas irgi čia su hybridiniam reikalais tokiais. Žaidžiu. Kai čia pas tave per dioramą dabar? Šitą aš vadinu, aš neįsivaizduoju, ką aš čia darau. Bet darai. Kažką darau. Šiaip idėja yra, čia šiaip tas tankiukas, šitie visi dalykai, čia dar klausimas, ar jie bus. Nes pas mane šiaip originaliai idėja yra tavo panzerį, miniarto čia įmes, žinai. Aha. Ten su figūrėliam tėlė tokią remonto bazę pasidaryti. Darysi kažką su apšvietimu? Ar taip, tiesiog uždėžės, kaip sakant, su rėmu? Dar nežinau, dar nemačiau taip toli, žinai. Bet tavo idėja, kad remonto vieta? Jo, paremontuoti kažką ten. Tai kas sėdam, ką naudoji? Kaip? Kas sėdam naudoji, kad pakelt? Puta? Puta, jo, paprasta puta. Bandžiau eksperimentuoti ten su plytom, bet irgi biškai kreiva rankis, nes įdirbio nėra, tai plytos gavosi kreivas dabar. Tai plytų nebūna tiesių? Bet ten, žinau, ta prasme, nuo 0,7 iki 3 mm tas aukštas plytų skiriasi, žinai. Vastelį jo biškai gal džiaugiu. Jo, tai pabandžiau tamį šitą tapetą užsimest. Čia tamijos tapetas? Jo, reikės dar su juo truputuką padirbti. Žiūrėsim, kas gausis. O jisai dabar lygus visiškai? Ne, galiu pačiupinti. Jis biškai neturi grubliktuvo tokį? Turi. O, čiupau. Oi, jisai grinai toksai kaip... Grinai, kad tapetas geras. Hei. Tai čia... Naglai? Yra čia dar reikalų, idėjų, planų, nežinau. Dėl to ir vadinasi, nežinau, ką darau, nes realiai be kažkokio įsivaizdavimo tiesiog bendra idėja yra ir visa kita, kas gausis, tas gausis. O šitą, aš taip žiūriu, kadangi man į tą pačią pusę, matau, turi MRP dažų. Turiu. Aš buvau Discordą įmetęs tokį reikalą, specialiai aš atsispausdinau, mes tas tavim šį diskutavom, tai norėjau iš jos, kad turėtum. Tai žmogus rašo, sako, myliu MRP. Sako, vieni geriausių dažų ir gamintojų pasaulyje. Čia nesiginčysim. Tu man sakei apie juos jau seniai, aš sugirdėjęs, kad, sakai, MRP čia yra, tipo super, atitikimas dažų ir viską. Ir aš tą girdėjau irgi iš vieno žmogaus. Skaitau toliau. Sako, bet čia, sako, nesąmonė. Man, sako, trūko dažų, mėgstamiausio Light Goes Grey. Ir užsakiau, sako, antrą buteliuką, tokį patį. Aš dėsiu nuotraukas, sako, net nepanašu. Kai užsisakai tą pačią spalvą ir gauni antrą skirtingą spalvą. Aš žinok, šitą dabar apmačiau variantą, ar nebus taip, kad, nes vis tiek MRP jie yra, labai šiaip smulkus brandas. Jie nėra kažkokie gigantai. Tai būtent, kad jie nėra gigantai, čia nėra Vėlis, nėra Amo. Ir aš galvoju, žinai, kas bus, tiesiog sėdėjo koks dėdė Vasė fabrika pavargęs, klijuojasi tos Light Goes Grey ant buteliukų liubdukus, o kad tenais yra visiškai kita pilka, jis nepagalvojo. Ir išsiuntė bečą tokių. Nes jeigu dabar kabo nuotrauka, tai bet jos tyrėsi, tai ten stipriai, aš pat galėjau galvoti. Tai aš dėl to ir galvoju, žinai. Negi, nes kažkaip užpilinėja dažą, tai mašina, ne žmogus jos laisto. Ta daro pigmentą, kiek nesulėda. Ta daro tikrai mašina. Čia neįmanomas dalykas. Čia nesiginčiu. Bet būtent... Bet lipdukas, čia gera idėja, aš nepagalvojau apie lipduką. Kad čia gali būti visai netoli lipduką. Čia gali būti visiškas human error. Kad kažkas gamykloje sumaišė dačus, ten visiškai kita spalva buvo ir užmetė Light Goes Grey. Nes tas nebuvo vien tik tai su Light Goes Grey. Komentaruose aš po to pasiknisau. Pasirodo, tas pats buvo su jų Almost Black. Ok. Irgi čia rašau, sakau, vietoj Almost Black, užsisakiau dar vieną buteliuką tą pačią. Ir sako, buvo brownish grey, rudai pilkas vietoj beveik juoda. Bet irgi, žinai. Bet čia mano skirtumas, aš sutinku. Taip žiūrint, gal prietimai kokioj, gal tokia varkė pasidarė. Gal čia taip ir atsitiko, žinai, kad... Gaila nerandu, kur jie ar išsisprendė, nes tiesiog pasiskundė, hebra prirašė ir to baigėsi. Nes yra realus dalykas, tai aš nežinau.
Tai įlyginant dažus, aš noriu palyginti modelius du. Aš labai laukiu vieno modelio ir labai aš jų noriu. Aš nežinau, kodėl aš jų noriu, aš tiesiog... Man jis gražus kaip lėktuvas, tai yra Hinkley 111. Aš važiuodamas tarp kitko Telfordą buvom užsukę į šitą, į Hanats, ar kaip jisai? Jo, Hanatsus. Ir pas juos ten, ten dideliai kavą geria, karočią, atsisėdė, žinai, į mūsų dėmesį nekreipė, nėra didelė parduotuvė, bet ten prikabinta krūva modelių. Ir kokie 3 tie Hinkley kabinti, to 32 mastelio. Ir aš galvoju, aš po kelionės biškai trenktas, galvoju, taigi dar neišėjo, ble. Žinai, po to žiūriu lygus, jis gražus, jis galvoju, ai, čia giravėlio. Ir taip, kiek kainuoja ravelis? Ravelio nėra. Tuo momentu. Telfordas čia buvo praeis metais. Jisai buvo apie 100 eurasikų, jeigu surasite panašiai tiek kainuos. Tai ir dabar, jiegi perleidžia jį dabar. Tai jie dabar perleidžia. Aš esu užsisakęs borderį. Nes aš norėjau naujo 111, kadangi Ravelio net nebuvo kaip varianto tuo momentu. Ir Ravelis sako, labas rytas, mes turim dar vieną perleidimą šito to pačio, ką jie turi ir anksčiau. Jie rašo pas save, čia naujas, bet skelmėtusi nėra. Ir pas jos puslapyje yra. Tas pats modelis, ta pati modifikacija, tas pats lėktuvas, žodžiu, visiškai ką jie turėjo. Ir kiek supratau, bet žinot, Ravelį būtent tas pats štampas, bet tas štampas buvo geras. Tai pradėkim nuo to, kad Ravelio didžioji dauguma, ta prasme, antro mastelio, pasižiūrėk kitos, kur mindė čia seilės, tie visi eurokopteriai 32 mastelio. Tas linksas, kur pas mane burelį jaunuolis renka, irgi kosmosas, koks detonumas. Ašgi 8 Junkers atram antrą renku, ten irgi kosmosas, kaip gerai. Tai man dabar, žinau, kyla mintis paimti Ravelį ir šitą. Bet kur aš jūs padėsiu, tai nežinau. Man pas borderį man kliūna tie jų... Kaip čia Oil Canningas. Ten jau Canningas. Ten jau... Nepatikau ir suspardžiau. Nežinau, ten kažkas tokio. Aš žinau, iš kur jie paėmė, aš suradau, tarp kitko. Tai pasirodo, yra kažkur tenais pas aziatus guli šitas Henklis atrestauruotas tipo, bet ant jo hebra gerai pavaikščio yra. Tai jisai visur sulankstytas žiauriai. Bet čia viena pusė. Borderis būdami, kaip čia neišsireiškus, nesusikeikus, borderių, jie padarė va tą pusę ir flipino tiesiog į tą pusę. Jie vienodai bus pusės. Taip. Jie idealiai, bet, kodėl, blemba, tu žiūri ir tu matai, kad čia... Veidrodinis toks. Jo, ir taip tas mane pradėjo bėsinti labai, galvoju, bet kadangi mes turim dar Discord'e labai tokį fainą vyrioką, jisai sako, negali būti, čia taip nebūna. Tai man paėmė gynydas, sakau, paieškosiu iš Google. Suradau 8 lėktuvų, kurie senų fotkių, antro pasaulinio, nespautai, neaišku, sunku supras, bet kur yra tų pasiraitimų, kad egzistavo jie. Tai kad jie egzistavo, tai čia neginčina. Toks kiekis. Taip. Nes tiesiog aš kaip pamačiau tą borderį. Pradžiai jis atrodo gal ir visai neblogai, bet... Pradžiai man jis rodė bomba bus čia, vat. Nes aš turiu borderio, taigi... Keitą? Jo, keitą turiu. Ir keitas jis nėra toks ryškus, jis ten biški. Ir aš mačiau, geras, nes jis, turi dar bišelį pakraipyti, kad pamatytum tą, žinai, įlupimą. Ar nebus borderis padaręs tą patį su Henkeliu, kad mes dabar matom tą efektą? Bet vis tiek jau tas veidrodinis, žinai, yra. Bet veidrodinis mane pjauna, aš... Tai taip ir čia, aš jau tau galiu pasakyti, kaip 8, kurį turiu tą Junkersą Ravelio, tai ten sparnas, jis milžiniškas, ta prasme. Tai ta prasme, aš mačiau. Ant Hankelio matysis, ta prasme, tu ten galėsi vartyti nevartas, tau plikakį matysis. Jeigu vaizdus darant Ravelio Henkelis 32, jis va toks, sparnai. Va tokie, va taip. Pačias toks. Bet kad jisai platus, tai nieko. Pats sparnas per čia jisai ilgas. Jis va toks. Taip. Tas sparnas jisai. Pasižiūrėkit, kaip atrodo, aš gal mėsiu fotkin durjus. Tai ten labai turim gali būti reikaliukų. Galvoju, gal sužėtus su kamo, sakykime, jis neišskris taip iš karto į akis. Bet tu jį sendins ir tavo iš karto nais. Bet ten kris viskas, taip. Tai va aš va to ir bijau, kad
kaip reiks. Nu, čia, žinok, čia jau net ir ne mano ekspertizė, jau, nes aš net neįsivaizduoju. Man būtų vis tiek labai įdomu pasimti, sakau, gal aš surizikuosiu, jeigu šiais to revelio nupirksiu revelį, pasilyginti šalia, pasidėliuoti tiesiog ir jos kartu tuo pačiu momentu rinkti. Tai va, aš irgi dabar, žinai, aš vis tiek 111 dievą, kaip dievą myliu, labai noriu. Irgi? Man čia yra, tai aš... Nu, vienas gražiausių tų, man yra Corsairas. Taip. Ir 111. Tai man su 111 iš viso buvo, man 13 buvo ir aš atsimenu Žaislų planetą, nuėjom ir tenais revelę pardavėm. Ir viršui buvo 88 ir 111 antro mastelio. Dėžės dydis vieną. Tai aš mažas piplys, savų išprašiau 88 ir per dieną surinkau. Tai labai susinervavau, užaugau, nebegamino 88, tai ten kol susiradau per draugus, pažįstamus, kažkur Graikijoje modelių konkursą, man kažkas pardavinėjo tą 88, nupirko, man atsiuntė, tai dabar jį dėlioju, bet taip normaliai, žinai. Ir visą laiką dar buvo paminty tas revelio 111, žinai, kad tipo abu pasidaryti. Aš esu rinkęs greifą revelio. Greifas čia. Tas, kur ilgas bananas. Bet jis 7-2, man rodos. Ir man rodos 7-2, bet jis jau šiaip didelis. Tai irgi tada kažkaip aš galvoju, ar aš ne tą pačiu Žaislų planetą buvau. Tai čia būdavo taip. Mes važiuojam iš savo to kaimo, žodžiu, į ekskursiją ir ekskursija yra Agropolis arba ten kažkas. Tai čia yra taisyklė, turi būti. Nebus Agropolio, ekskursija bloga. Nebus McDonald's, ekskursija bloga. Nu, tai šas tokia. Nu, tėvai, aišku, biški ten tų litų, kad ten maistų, žinai, kažkam nuspėk, ar Ignas valgo. Ignas laukia iki paskutinio momento, kol daeis kaip parduotuvės ir jeigu ten ras modelį. Ir kažkada aš jį prasivežiau. Ir buvau susirinkęs iš pasitaupęs ir prasivežiau dėžę. Visi tenai slapnoja, burgeris, ten dar kažkokį nesavęs pirkė, aš su dėžę sėdžiu ir dėvidu, žinai, tad visi žiūri biškai kaip įtrenktinu, bet buvo toks dalykas, buvo lyga gera. Kaip aš jį blogai surinkau, seniai. Aš bandžiau ant dioramą daryti, tada dariau iš tokių plytų, tada atvarvelio, žinai, iš gipso lėjau, tipo, tas, žinai, tokius, tos, kaip tas, nustaką, žinai, ten žolės dėti nemokėjau, žolę kažką ten padažiau, karot, neturėjau aš tų. Aš, man rodos, patipiau silikonų, jūsų pirštai padariau, tai pasistoja tokie spagliai, nudažiau, žinai, steptuku, nu, tipo, kažkas, bet tai man tai buvo, nu, aš ten nepamenu, gal 10, gal 12, nu kažkas tokio, nu, bet tada, žinai, o čia gerai atrodo, žinai, ir taip, po to metą eina, jis ten stovi. O, prisiminiau, labai neįdėmas klausimas, kad jau vaikystė, ar kabindavai lėktuvus ant lubų? Ne. Aš buvau prisikabinęs krūvą lėktuvų ant lubų, pas mane lubos buvo tapetinės. Aš į tapetus adatas. Ok. Yra lėktuvo. Ir tapetinį sukadinau, nes galiai, žinai, tik. Tai pas mane kabėjo, daug lėktuvų kabėjo palei lubas ir man paėjus keli metai galvoju, kokia nesąmonė, kaip lieva, kažkaip, vaikiškai, žinai. Šnekėjau su buserė, sako, aš kaip dabar, sako, prisimenu pas tave kabėjo lėktuvą, kaip gerai atrodė ir galvoju, what the fuck, žinai. Ir pirko iš manęs lėktuvėlį, sako, aš vaikų noriu. Aš taip, čia, sakau, čia ne žaislas, sakau, čia istorinė prasme, čia dekoracija, karu. Tai jo. Ir man reikia, sakau, ko didesnio. Aha, mes, sakau, pasikabinti norim. Ok. Tai galvoju, gal net toks aš nemadingas buvo ant tų reikalų. Ne, aš tai nekabinau. O kur tu dėdavai jūs? Didelę spintą turėjau, tiesiog kiekvieną tarpą ten sukiždavai. Aš kadangi neturėjau, pas mane buvo pakankamai plikas kambarys, buvo lova, buvo stalas, buvo stereo tokia telė sistemėlė. Bet ant lubų buvo sušniuojas viskas, tai turėjo kur dėti. Pas mane būdavo spinta visus tos paprasčiausius, tai pasidėliau, padedu, bet geriausiai pas mane būdavo rušamasis stalas ir pačia lentyna, tokia aukštoti ant lentynos, taip sudėti geriausiai, tai gražiausiai, žinai. Kad atsistojus nuo stalo, tai pakių lygiai. Tai man ta liūdniausia dalis būdavo pakabinti modelį, kad tu nepatai viršaus, bet kai tik pilvus visą šitai dalykai. Tai realiai pilvus ir galėdavai tiesiog nežyti viskas. Nu, taip, tai jau tokie dalykai.
Tai va, vaikystėje prisiminus, aš manau, gal šiam kartui užteks, pašnekėjom apie planus sumodeliuok, labai norėčiau, kad tai pavyktų, bet noro neužtenka, reikia labai daug dirbti. O čia patys žinom, kaip gaunasi. Čia Yra kaip yra. Yra kaip yra, bet po truputį į priekį, jau, sakykime. Svarbiausia, mes stagnuojam. Jo, kažkas, kad ir labai mažai, aš pripažinsiu, tikrai mažai, bet juda. Jau yra tokių užmojų didesnių, jau netgi galvojam, kaip įgyvendinti. Juda šiek tiek pats tebūnie populiarimas pačio šito reikalo. Tu dabar pradėjai vaikus mokinti irgi tų pačių reikalas, yra čia irgi super dalykas, bent jau, nežinau, aš pats norėčiau eiti, būdamas vaiku. Tai aš irgi eičiau, žinok, aš dėl to ir buvo viena iš idėjų, kodėl padaryti, nes vis tiek yra tų vaikų, kurie to užsiema. Man, žinai, kas įdomu su modeliais bendrai paėmus. Jų yra ir ne vienas, ir ne du, ir ne trys, ir jie nieko nežino. Modeliavimas toks hobis, tai tu ateini susikontroliuoji va čia. Bet jaunimas, tai iš kitos pusės jie domisi, jie žiūri, žinai, tai labai tikimės, kad kažkaip Vilniui išeitų padaryti tą konkursą, kad, žinai, jaunių modelis, kad jie patys galėtų sudalyvauti padaryti. Nes jeigu kitose miestuose, tai, žinai, ten jiems dar tėvų išsiprašyti. Tai aš dabar galvoju, kas būdavo, kad kažkurie surinkdavo savo klubo irgi vaikų modelius. Tai Prano, jo, ir atveždavo tiesiog sudėti. Bet vaikų mano pačiam įdomu pamatyti, sudalyvauti. Patys pamatyti, žinai. Aš tai, kada kai Lenkijai buvau, nusivežiau ant durniaus tą Porsche. Tiesiog, kad būtų kažkas, nes, sako, vežame kažką, žinai, visi. Tai aš pasiėmiau, kas paranka buvo, nes tai buvo mažiausiai pakuoti reikėjo. Tiesiog įdėži ir važiuojam. Nereikia saugoti labai. Sėdim, laukiam, kada ten baigsis, nes ten Tomas labai laukia, nes jo labai gera buvo mašiną padėti, ar formulę, neatsimenu. Formulė buvo. Jisai gavo nominaciją už ją, galvoju, maladės, jie sako, tu sako gausi, pas mane kategorijai, sako, beveik nieko nėra, ten padėti kiti tokie rimti, žinai, aparatai buvo 3 ar 4, 12 mastelio, rimti, žinai, tokie, man, gerai, atrodo gerai, bet, gal nesakyčiau, kad tiek. O pasirodė, nes buvo klubas, kurie savo ir skyrė nominaciją, ir jie man ir skyrė nominaciją to reikalo kaip kategoriją. Sako, čia yra gerai. Ir aš taip, gal čia visai fainai, žinai, gal čia įdomu. Klaipėdą nusivedžiau štuką savo, Anduriaus irgi. Numečiau kategoriją, kur kažkas. Nes, tai 24 mastelė, tai kaip pasakei, ten buvo 2 atskirta jau, 48 buvo atskirta, didesnių nebuvo iš esmės ne vieno lėktuvo. Absoliučiai. Man 24, tai ten padėtų su visais. Tai va kaip man prasme. Tai aš irgi tada F16 atsinešiau, o visi kiti mažas, tipo kiam 8 apima. Aš atsimenu per vidurį stalo, tiesiog toks F16 stojo ir aplinkui tokia. Skrūzis laksta. Tai aš tą padėjau. Irgi sako, užtuką, žinai. Kad ten kategorijai ten. Aš nežinau, su kuo ten buvo, su traukiniu gal buvo, su kažkuo, karoči. Einu, ten pasirodė vyriokas atvažiavęs iš Estijos, man rodos, tai nepamenu. Tai sako, ką štuką, sako, vien dėl dydžio, sako, žinai, aš tai buvo, žinai, toks, nustebau, kad žmonės, žinai, sako, sako, čia, matai daiktą, žinai, smagu. Tai visi dalyvaukit. Norit, nenorit, nedalyvaukit. Varykit. Negalvokit, kad jūsų modeliai prasti. Bus Klaipėda konkursas, aš manau, vėl šiemet, jeigu kas nenorit važiuoti toliau į Lenkijas ir visur kitur, atsiveškit savo automobilį. Nepatingėkit. Jeigu jauniai kažką daro, ypatingai. Aš atsimenu, aš tik kai sužinau, kad Vilniuje vyksta konkursas, aš iš karto, prasme, nieko nesiklausęs, nei tėvų nieko, pats užsirašiau, pats susimokėjau, nuvariau, tu prasme. Tarp kitko, jaunimą labai myli visi konkursai, ypatingai jaunimą. Tas jaunimas yra iki 18 metų, varos skaitysi? Jo, iki 18. Tai jūs bet kokiu atveju būsit pastebėti, nes daugiausiai turbūt yra atkreipiama dėmesį į jaunimą, kas yra labai sveikintas dalykas. Aš tarp kitko gavau P2 modelį. 72. Ok. Peška. Jo. P2, jei neklystų, tarp kitko Kėdainiuose, žinok, tupėjo. Ok. Pas mūsų kariniam aerodrome. Tai va, bet kadangi aš taip antro nerenku, tai aš jį perleidau, kas surinks. Tai
dabar biškelį keičiasi tie visi reikalai, jau tos taurės, biškelį prapuola, nes asmeniškai man plastikinė ta taurė, man čia yra... Nu, nei 5, nei 10. Nu, nei 5, nei 10. Popierius gerai, popieriui, tebūnie. Bet aš kai gavau iš Lenkijos stiklinę statulėlę, dėl to aš Klaipėdoje irgi daviau stiklinę statulėlę mažytę, nes jinai atrodo jau prašy. Jinai ten kainuoja, bet jinai atrodo visai kitaip. Arba kažką mažiuką, kad būtų galima padėti prie modelio. Aš va taip norėčiau. Tai Vilniui seniau būdavo, kad prie modelio tie tokie medaliukai, žinai, tokenai labiau, net sakyčiau. Irgi fainas dalykas buvo. Tipo, gauni medalį, popierių ir tą tokeną, kurį pasidėlį prie modelio. Nes aš dabar vitrius sudėjau, tai kažkaip... Kaip čia dėti? Norisi pasigirti, pažinai, kad čia kažką padarėjai. Tai va, vėl mes, aišku, čia šnekėsime iki ryto, jeigu jau taip, bandom kažkaip užbaigti šitą reikalą, tai dar kartą ačiū tau, vėlgi mes esam pas Domą, tarp kitko, iš čia mane priėmė, pasirodyti su savo. Jūs esat mano rusydavo. Išleisit mane. Tai va, tai ir tiek, nu ką, ačiū jums labai ir kitą kartą. Viso.